mačiau, tik menų šaltą vakaro gruodą, švietė akis nei žvaigždės kaišau, šildė širdį ir gatvė vėjuota. Mes tą vakarą ėjom vieni, neieškojom tylos nei paguodos, tik kažkur užmaršties praeitį, sukolis tai dvejonės bėguotos. Labas, Rokai. Sveika, Greta. Malonu tave matyti. Labą dieną, mėly mokytojai, mokyklos mokiniai, svečiai. Sveiki visi, šįryt susirinkę čia, mūsų technologijų ir verslo mokykloje. Džiaugiamės, matydami tiek daug šypsenų ir šviesių veidų. Pradėkime šios mokslo metus su šypsena veide, su užsidėjimu širdise, juk viskas priklauso tik nuo mūsų pačių. Na, šiandieną mūsų pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Važgalys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Stončaitis, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Angelė Andrikonienė, Uždarosios akcinės bendrovės LG filialos direktorius Mindaugas Aliukonis, mokyklos savivaldos tarybos pirmininkas Darius Danielius ir švietimo skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas. Ir kaskart, kai aš ateinu į šitą mokyklą, ypatingai rugsėjo 1-ąją pasveikinti jaunimo dėstytojų, mane užpildo toks šiltas jausmas, kadangi ši mokykla yra ir mano mokykla. Čia prabėgo mano 4 gražiausi jaunystės metai, čia aš įgijau specialybę, čia man buvo suteiktas postumis toliau studijuoti aukštoje mokykloje. Mielas jaunime, jūs iš tikrųjų pasirinkote labai gerą sprendimą mokytis ir studijuoti šioje mokykloje. Čia jūs įgausit daug teorinių, praktinių žinių, surasite daug draugų, patirsite daug gražių akimirkų. O visiems dėstytojams noriu padėkoti už garbingą misiją, kurią jūs atliekate, jūs kūrite mūsų ateitį. Su mokslo ir žinių diena, mielieji, gražios šventės. Labai teisingai yra pats pavadinimas, kad pirmiausia technologija, paskui verslas. Tai jūs matyt turite visas galimybės. Pirmiausia, pačiam pasirinkimui, išmokimui tų technologinių dalykų. Ir be abejo, kad yra puikus pasirinkimas ir verslui, kadangi labai profesijai pasimokytumėt. Pažiūrėkite netgi Ukmergės savivaldybė visuoj, ar aplinkinės savivaldybės, poreikis tokių specialistų kaip jūsų yra
poreikis pirmiausia savivaldybių, tos pačios Ukmergės savivaldybės, naujos profesijos, kurios tiesiog yra kaip oras reikalingas. Dar vasara rugpjūčio nepaleidžia ir šilumą visus dar gundyt bando, tačiau rugsėjis jiems to neatleidžia ir taria: šiandien mano laikas. Rugsėjis turbūt visiems asocijuojasi su labai gražiais prisiminimais. Nesvarbu, kiek metų bebūtų, mes prisimenam savo pirmą skambutį, pirmą mokytoją, mes prisimenam savo kelią į aukštąjį mokslą ir į pirmą darbovietę. Šiandien, žiūrėdama į jūs jaunus, pasirinkusius tokią gražią profesinę savo kelio pradžią, aš džiaugiuosi ir tikrai tikiu, kad tai, ką jūs darote dėl savęs ir dėl Lietuvos. O mes, darbdaviai, iš tikrųjų tuo labai džiaugiamės ir žinome, kad mes turėsime kam palikti savo darbo vietas. Sveiki, bičiuliai. Galvoju, gal kokį magnetą turite užkasę aukščiausiai Ukmergės vietoj, kuris prikviečia tiek svečių jūsų šventes. Magnetas iš tikrųjų yra, ir tas magnetas yra svoris ir svarba šitos mokyklos Ukmergės kraštui ir pusei Lietuvos. Nuostabu yra tai, kad nestovit vietoj, nuolat atsinaujinat. Ir kaskart vis labiau saistatės su bendruoju ugdymu. Ir naujom programom, ir net darbuotojais. Dabar turiu įpareigojimą perduoti skyriaus specialistės ir jūsų mokyklos mokytos Ramunės Bakučionienės linkėjimą. O jisai yra toksai: visapusiško klestėjimo. Na, o nuo savęs direktoriui ir vadovams dosnių sprendimų, mokytojams gero ūpo, o mokiniams beribės smalsumo. Labadiena visiems, taigi vėl rugsėjis, naujųjų mokslo metų pradžia ir norėtųsi palinkėti ypatingai mokiniams ko geriausios sėkmės, mokytojams ir dėstytojams kantrybės, išminties, o tėveliams supratingumo ir geranoriškumo. Džiugu matyti pas mus svečius, džiugu matyti pas mus tiek pirmakursių, virš 300, kurie pas mus ateina šiais mokslo metais. Priimkim juos, džiaukimės jais, tikimės, sulaukiame gerų, smalsių mokinių. Na ir džiaugiamės tais, kurie sugrįžo po atostogų, pailsėję ir vėl kips į mokslus mūsų mokykloje. Sveikinam mūsų mokytojus, kurie nusiteikę geranoriškai, pasiryžę toliau tęsti darbą su mūsų mokiniais. Na, jau daug kas buvo pasakyta per rugsėjo 1-osios. Kaip mes sakome, na, šiandien antra, be mokslo ir žinių dienos mokykla neprasideda. Džiaugiamės, kad jūs pasiryžote mokytis mūsų mokykloje. Džiaugiamės, kad jūs esat mūsų mokyklos bendruomenės nariai, kad jūs aktyvus moksleiviai esate. To tikimės ir toliau. Taigi, mėly garbūs svečiai, Seimo nariai, mokyklos tarybos pirmininkė, kiti svečiai, pirmakursiai, visa mūsų mokyklos bendruomenė. Laukiame ir sulaukime šio rugsėjo. Šalia tų sveikintojų garbių, kurie šiandieną kalbėjo, dar turime keletą draugų, kurie atsiuntė savo sveikinimus. Tai pradėkime. Mėlyje Ukmergės technologijos ir verslo mokyklos studentai, mokytojai, visa bendruomenė, labai noriu jums palinkėti šviesių metų, kad
su įkvėpimu. Noriu palinkėti, kad būtų gera bendrystė tarp jūsų. Žinot, ir net tie iššūkiai, kurie gyvenime pasitaiko, kad jūs sugebėtumėte juos paversti galimybę kartu. Ne veltui yra toks posakis, sako, sunkus laikai augina stiprius žmonės, o stiprus žmonės sukuria gerus laikus. Tik tai, kad geri laikai paskui gimdo silpnus žmonės, o silpni žmonės sukuria sunkius laikus. Tai būkime tie, kurie iš įvairiausių sunkumų sugebam iš konfliktų, įtampų, net ir psichologinių, kad mes sugebėtume iš viso to kurti gražius laikus, tvirtus, kad mes statytume tarpusavio tiltus. Gražių jums mokslo metų. Sveiki, visus noriu pasveikinti, kurie nori ugdyti save, kurie nori judėti į priekį, nesustoti vienoje vietoje, negalvoti, kad kažkas yra blogai, kažkas turi padaryti, o tie, kurie mastot, kad jūs turit galimybės, tai aš sakau, tikrai turit galimybės. Aš pats esu aktorius, nors mano išsilavinimas yra aktorinis, bet aš esu ir pradėjęs ir verslą, ir čia šitoje parduotuvėje, kur esam. Gal kartais ir keista, kai pats esi aktorius, bet užsiimi batų verslu arba kitais verslais. Bet iš kitos pusės, tai iš kur kyla idėjos, tai kyla iš to, kad nori sukurti vis kažką naujo, nori leistis į tam tikrus iššūkius, į tai, ko nesidaręs. Štai čia yra nedidelė mūsų teatro erdvė, bet kas sakė, kad reikia pradėti nuo didelių dalykų? Galim pradėti nuo nedidelių dalykų, kaip ir tame pamokyme, toje pasakoje, kad visos šluotos iš karto neperlauši, o po mažą vytelę gali, taip kad todėl irgi svarbu labai kažką tai darant, neužsibrėžti to, ko negalėtum apriepti, to, ko negalėtum perkasti, perlaužti arba įveikti. Manau, kad žmogaus galimybės labai didelės ir plačios. Jo labiau, kai esi jaunas, tu turi tikrai daug laiko, bet laikas bėga, laikas eina, tai ateitis bus tokia, ką darau dabar. Tai mano toksai visą laiką lozungas yra, kad jeigu aš dabar kažką kuriu, jeigu dabar aš mokausi, jeigu dabar aš siekiu tikslų ir galvoju apie ateitį, noriu matyti ateitį savo su pasiekimais tam tikrais, su galimybėmis tam tikromis, tai labai svarbu nesnausti ir negalvoti, kad laiko turim daug, bet daryti dabar. To aš jums ir linkiu gerų įspūdžių, gerų patyrimų ir žinoma svarbiausia, nestovėti vietoj, judėti, puoselėti, ugdytis save, nes netgi jeigu tu jau kažką išmokęs ir žinai, bet stovi vietoj, tiekmė visą laiką yra ir kažkas jau daugiau už tave sužino. Tai labai svarbu judėti į priekį. Susisada
kurie tau kelia